O, ne. Давай. Varom. Slūdam. O, kas galėjo patikėti, mes vieninteliai žmonės būsim. Holy shit, dar vasaros sezonuose prasidėjo. Ryti, ten tavo vietos. Žiūrėk, kaip tik tau. Aš neįvalidas. Ai, ten tavo? Jo. Žiūrėk, aš tau turiu dovanėlę, kad nebūtų liūdna. Čia tai Sigma. Blet, fokus. Kas čia Glarpis. Opa. Viskas, turim. Galėsi po karinius surkus bėgioti su šitą. Per pratybas. Mokš šitos, na. Atvažiavome į HBH čia prie Palangos ir dabar varysim į... Kas ten yra per apleistas? Ten tiesiog buvo sovietų padaryta, kaip gynybos bazė Palangos oro uostui. Tiesiog toksai ir viskas paprastas. Tipo oro? Taip, oro apsaugojimo erdvėj. Ir dabar esam kampe. Turime eiti arba čia. Kažkas nepažymėjo per mišką takelių, tai aš nelabai žinau, kaip gali pafilmuoti, parodyti, yra 2 takeliai. Tai čia šitą takelį pastatė užvakar. Jo, šitą tikrai... Mane kontentą darom. Jis tikrai šitą dėsi video. Joja lietuviai, ant kalno mūrai. Pačiek. Ką tu čia bandai daryti? Bicepsai kokie. Tą dviratį per pusę perlenkęs, dėl to taip atrodo, matai. Jis dabar taip ant tą dviratį sėdi. Jis perlenkia tą dviratį tiesiog. Čia kaip ta meška. Окей, Давай, važiuojam. Так, туда. Блядь, statyk, Sani! Aš krentu, blėt, atgal. Tai kiek sveria kilogramas akmenų? Kilogramą. Ne. O kiek? Akmenys. Raktas, nes duona skaniau negu raktas, seni. Kaip tu nesupranti? Kas čia per šūdas? Beibleidas, seni, oversizinis. Mes grįžom atgal į tą pačią. Kurva, grįžom atgal? Pažiūrėk, kur mums reikia į žvėrinčius, ne, kur yra. O kur mes nuėjom? Jop tvojum. Eik tu, man. Guys, šiandien ne 12 km eisim, iš tikrųjų eisim 20. Kolokutai. Alio, ko žiūri gaidys? Išėjom HBH, tai dabar, rodyk specialistas. Mes esam čia atvaikšteliai dabar, kaip matosi. Šausim į kairę ir eisim iki pasukimo į mišką. Mano kepurė, randa vėjas. Dabar tai nebaisiai gerai.
ir to jau suksime šoną. Opo. Ir kiek jisai čia suskaičiavo cemų? 15, tai didesnis negu vidutinis tikriausiai buvo. Pasimblėt, pamatuosi. Nu, Už tų posūkių ir bus. 20 cm daug pamatot. Ne, 20 Nu cm. jo, čia ir išeina 20. 2, 3. Ginko, užkoj, svit. Eik tu koks kelias. Butelio mechanizmas, ne? Na tai pagalys ir butelys. Butelio mechanizmas tikrai. What kind of fucking tree is this? This is the regular pine. What kind of pond is this? This is a still water pond. If you get in it, you fucking die in a minute. O, padangos mechanizmas. Tai koks tūkas buvo. Tu tokių kamerų turi padaryti. Dobrý dien. Sušius valgyti prie apleisto pastato. Vaibas kaip bomžo tiesiog. Bet tai šiaip skanus. Ir reklama. Taigi, mes esam mėlynam taške. Ir dabar eisim iki šito, nežinau, kas šitoks yra, čia kaip liktais Bokštas. oro meteorologinės stotis turėtų būti pagal viską, bet nežinau tiksliai kas yra. Gal užmatysim kažką dar įdomesnį šitos bazės, tai... Min čia žiauriai kietai atrodo tie visi apleisti pastatai. Šitą kaip ir apžiūrėjom, tai judam prie kito. Karočią, šiandien mes labai esam specialistai žygiavimo. Mes galvom, kad mes esam čia, bet mes buvom čia. Ir dabar mes einam per šitą kelią, žiūrim šonę pelkę toj pusėj. Ir matosi, kad atidarai iš viršaus. Pelkė, žodžiu. Tai mes ir supratom, kad mes va čia buvom. Ir mes tik dabar pradėjom prieiti link šitų taškų. Gerai, einam toliau čia. Galvojau, kad baigėsi visi smagumai šiandien, bet ne, atradom dar. Kursim laužą antram aukštą, na, bumžį rūkysim lauk. Davai. Ir šašlyką. Paversim. Koks ten? Ten dar pastatas.
Puka yra, žiūrėk. Aleksai, noriu išlipti 100 eurų. Noriu. Stotum ant stalo. Nu ir ką? Nu atsistočiau ir ką? Ir negautų 100 eurų. Nu, o kaip gauti 100 eurų? Nežinau. Dėl to tau išpau. Pašokinėk. Paprignut. Per vidurį. Tai čia mes čia esam ar? Čiūju, nes iš dangaus čiūju šitas matėsi. Jo, mes čia esam. Žiūri, kietai atrodo. Čia mes su kamerom stebim. Elektrifikuota ta. Nu ką, hebra, mes dabar praeitam buvom čia, kur tie hangarai. Atėjom iki šito bokštiko. Labai gražus bokštas. Ir tada mes eisim dabar visą kelią atgal. Ugrį kviečia. Visą šitą kelią atgal. Eik čia. Čia viena siena į vidų įkritus. Čia tas bokštas anomalijas daro. Opa. Kontaktas! Kaip jie tai atrodo? Ne, bet čia stogas buvo, matai? Buvom sustoję, truputį pailsėt. Ir dabar troleininsim iki pagrindinio to asfaltinio kelio. Tai ką tik išėjom iš miško, matėm kažkas ten kažką bangai užrasoja ir ten gale kažkas ten kimarina, nu bet aš ten juos paraginau, krovau šitą ženkliuką ir nuėjom. Lemot, čia tikrai daugiau išėjo kilometrų negu 12, nes mes jau ten miške 12 buvom praėję, tai čia kokie 20 km tikriausiai. Guys, fucking tung sahur. Bro. Padangos mechanizmas. Kas be kojų, be sparnų įskrenda į medį. Alekso, dronas. Ble. Vasara turtingas, o žiema plikas. Nu, Emina, žinau tikrą atsakymą. Myts. Medis, bet tipo... Ai. Išėjom ką tik iš HPH. Aš vertinu šitą mišką 2 ratai vietoj vieno kelio tiesą, nes yra vienas tiesus ten kelias ir mes vis tiek pasiklysti sugebėjom. Aš manau, jeigu būtume tikrai neėję pirmyn atgal zigzagais, tai gal būtų visai normaliai buvo. O dabar kaip durniai pirmyn atsivaikščiai. Kaip mes sugebėjom iš tikrųjų tokiam miškelėje pasiklysti, aš nesuprantu. Net ženklai buvo pažymėti, kur eit. Jeigu ilgą kelią neiti ir pavalgyt nuvaryt, tai HPH tikrai faina vieta. Bet viskas gal biškį žvėrinčius mirda. Nu, ten dėl to, kad tu buvai. Nu, tai kaip žygis. Nekiš taip arti mikrofono, blėt. Nu, aš tai truputį pavargau. Kiek mes praėjom atstumą? Taip, tai šiandien praėjom 12 km. What the f... Tai kaip Klaipėdos. Kažkas 16 km. Bet taip tai... Fainiau nei iš ateikėsi. Ne, tikrai, jo, tikrai. Ten tai overkill. Tas fucking sniegas, tai ten buvo pain in the ass. Čia visai ir gražu buvo vietomis. Gerai, viskas, važiuojam namo.